Taigi, jūs dabar turit 48 valandas. Tai yra labai mažai paslaugos sukūrimui, tačiau tai nereiškia, kad tai yra neįmanoma. Pavyzdžiai, kuriuos aš jums pristatysiu, jie labai įvairūs. Ir nežiūrėkit į laikotarpius, į tenai minimus laikotarpius. Nežiūrėkit į tenai minimas apimtis. Priežastis, dėl ko aš apie juos kalbėsiu, yra labai paprasta. Man atrodė, kad iš jų galima pasimokyti, kaip prieiti prie paslaugos pačio kūrimo. Taigi 3 pavyzdžiai, kuriuos aš šiandien pristatysiu, yra tokie. Pirmasis yra sukurtas Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinasi Keep the Change, pasilaikykit grąžą. Ir tai buvo bendras Bank of America ir IDEO kompanijos projektas. MyPolice gimė Didžiojoje Britanijoje, Škotijoje. eStop gimė Londone, bet buvo labai sėkmingai replikuotas Suomijoje. Taigi, pradedam nuo Keep the Change. Amerikos bankas susidūrė su klausimu, kaip pritraukti naujus klientus. Ir tie nauji klientai buvo parinkta konkreti tikslinė auditorija, tai yra mamos su vaikais. Apie tai bus kitoje skaidrėje. Kokia galutinė buvo sukurta koncepcija paslaugos? Kad kiekvieno pirkinio suma yra suapvalinama iki artimiausio dolerio ir skirtumas tarp suapvalinamos sumos ir pirkinio sumos yra pervedamas į kliento taupomąją sąskaitą. Iš esmės tai yra tas paršelis taupomasis, kuris kažkada seniau būdavo pas kiekvieną namuose. Jisai tiesiog tapo virtualus ir apsigyveno Amerikos banke. Kad paskatintų savo tos naujus klientus dalyvauti, susigundyti šituo pasiūlymu, pirmus 3 mėnesius Bank of America pasižadėjo iš savo pusės primokėti tiek, kiek klientas sugeba sutaupyti ir mokėti 5% palūkanų nuo visos sutaupytos sumos. Bet, žinoma, buvo apribojimas per metus. Tai iš esmės nėra svarbu dėl to, kad tai, kas yra parašyta su pliusuku, tai jau čia buvo vėliau marketingo departamento žingsniai, tarkim, kaip tai finansiškai sutvarkyti. Kas yra įdomu, pati esminė įžvalga apie tą suapvalinimą iki artimiausio dolerio ir tokiu būdu įgalinimą žmonės taupyti. Paslaugos kūrimo trukmė, neišsigąskit, 18 mėnesių. Bank of America yra didelis, turėtų būti nemažai biurokratijos. Pati etnografijos stadija, tai yra vartotojų tyrimas, jinai truko porą mėnesių. Tai turėtų gąsdinti, kai jūs turit 48 valandas, bet nesigąsdinkit. Yra tam tikri punktai, kuriuos aš norėsiu atkreipti jūsų dėmesį, ne į laiką. Laikas čia yra šiuo atveju tik tai tam, kad turėt bendrą saprotį. Paslaugos rezultatas. Nuo to momento, kai jinai buvo paleista, per 9 mėnesius buvo priviliota 2,5 milijono naujų klientų. Tai iš esmės reiškia 2,5 milijono arba daugiau atidarytų sąskaitų naujų. Ir prisiminkim, kad būtent toks ir buvo tikslas, tai yra naujų klientų pritraukimas, kas reiškia naujų sąskaitų atidarimas. Nes vėlgi bankui tai yra pajamos, nes yra mėnesinis sąskaito mokestis. Kiek girdėjau pastaruoju metu, nes paslauga buvo paleista prieš 5 metus beje, kad dabar skaičiai yra virš 10 milijonų klientų ir virš kelių milijardų dolerių santaupų. Taigi, 2004 pavasaris ir norėdama suprasti, kaip vaikų turinčias mamas galima sugundyti tapti klientėmis, tai yra atsidaryti naujas einamasias ir taupomasias sąskaitas, Bank of America samdo IDEO etnografiniam tyrimui atlikti. Kaip matot, buvo aiški pasirinkta tikslinė auditorija, tai yra vaikų turinčios mamos, ir buvo aiškus tikslas. Tai yra konkrečiai naujos einamosios taupomosios sąskaitos. Ar ne? Buvo vienintelis klausimas, ko mamoms reikia ir kokie poreikiai jų yra nepatenkinti ir ką galėtų šioje vietoje pasiūlyti Bank of America. Nežinau, kiek teko girdėti apie IDEO. Tai yra vienas iš didžiausių ir gerbiamiausių turbūt
tiek produkto dizaino, tiek paslaugų dizaino srities ryklių. Kas yra įdomu, kad dažnai yra sakoma, kad verslas ir akademinis pasaulis nelabai sudraugauja, nes dėl įvairių priežasčių, tarkim, bet IDEO tai yra viena iš išradingiausių iš tikrųjų firmų ir jinai buvo įkurta Stanfordo profesorių. Taigi, grįžtant prie stadijų, nuo šio momento, nuo momento, kai Bank of America pasamdė IDEO, procesas vyko taip, kad buvo pirmiausia atliktas etnografinis tyrimas, tada vyko įžvalgų sintezė ir buvo daromi prototipai. Apie viską iš eilės. Atliekant etnografinį tyrimą dalyvavo tiek Bank of America, tiek IDEO žmonės, jis vyko 2 mėnesius. Tyrimai buvo daromi 3 skirtingose Jungtinių valstijų miestuose. Vėlgi, aš puikiai suprantu, kad jūs turite tik tai 48 valandas. Tai yra veikiau informacija, šiaip kad suvokt tyrimo apimtį. Dabar, kas galėtų būti jums įdomu, tai yra metodai, kokiu būdu buvo atliekamas šitas etnografinis tyrimas. Kai sakome etnografinis tyrimas, kalba eina apie kokybinius tyrimus, ne kiekybinius. Tai nėra svarbus statistinis patikimumas, yra daug svarbesnis yra įžvalgos ir tai, kad žmonės iš tikrųjų būtų žmonių pavyktų išpešti visą tai, ko nepavyksta paprastom, tarkim, apklausom ar fokus grupėse. Taigi, stebima 10 šeimų elgsena. Šiuo atveju žinoma elgsena susijusi su finansų valdymu. Interviu su žmonėmis gatvėse. Stebima žmonių elgesys namuose. Vėlgi, koks elgesys, žinoma, kažkas ne duše tupi, bet reiškia žiūrima, kaip jie elgesi su santaupom, kur jas deda, kiek taupo, kodėl taupo, kaip moka sąskaitas, kokiu būdu moka sąskaitas, kada nusprendžia jas mokėti. Pačiais įvairiausiais pjūviais. Beje, šitas metodas yra dar kitaip vadinamas būti muse tupinčia ant sienos. Aišku, kai tu esi žmogus, tai yra sudėtinga būti tokiu visiškai nematomu, bet iš esmė yra kaip įmanoma natūralesnėje aplinkoje stebėti žmonių elgesį, nes tada elgesys pasako daug daugiau negu žodžiai. Todėl, tarkim, kai jūs kursit paslaugą, aš dar vėliau tai minėsiu apie prototipus ir prototipų testavimą, bet nepraleiskit šito etapo. Dėl to, kad kai paklausit kieno, ar tu naudotumės tokia paslauga, tai žmonių atsakymas bus vienas. Jeigu jūs jiems parodysit, kas tai yra, jie tada galės duoti jums geresnius, tarkim, gilesnės įžvalgas. Ar tai naudinga, ar tai nenaudinga. Ir dar vienas būdas buvo naudojamas, tai vadinamas shadowing. Tai tiesiog vėlgi, iš esmės tai yra irgi stebimas žmonių elgesys, tik tai tiek, kad šiuo atveju tas stebėtojas, jisai dalyvavo visame, ką moteris darė. Tai yra, kartu einam apsipirkti Costco, kartu pietaujam, kartu einam į banką, dedam pinigus į taupomąją sąskaitą. Štai tokiais metodais IDEO ir Bank of America bandė išsiaiškinti, kas aktualu moteriams turinčioms vaikus. Surinkus visus įvairiais tyrimais gautus duomenys, įvairiais etnografiniais tais metodais gautus duomenys, buvo atliekama analizė, sintezė, kas yra esminio pastebima. Ir tarsi išsikristalizavo 2 esminės įžvalgos. Pirmoji yra tokia, kad žmonės mokėdami už patarnavimus ar šiaip tiesiog, tarkim, mokėdami už sąskaitas, kad ir tarkim, mobiliojo ryšio, jie dažnai apvalina sumas dėl to, kad taip tiesiog paprasčiau. Taip, ir šita įžvalga gimė tiesiog stebint vieną moterį Atlantoje, vienai komandai. Ir kai pradėjo analizuoti kitus duomenis, paaiškėjo, kad tai būdinga ne tik šiai moteriai, bet ir daugeliui kitų. Darant etnografinius tyrimus ir šiaip stebint vartotojų elgesį, visuomet yra labai sunku suprasti, ko tu ieškai. Ir kas yra ta gija, kuri visus tarsi
kuri apjungia daugumą. Arba bent jau kuri yra pakankamai svarbi, kad galima ją būtų naudoti kaip vieną iš ramščių tolesniai tarkim, tolesniam paslaugos vystymui. Bet kartais būna tokių momentų, wow momentais, kai tu supranti, kad ta įžvalga, kuri tave aplankė, kad jinai yra tiesiog tikrai galinga. Tai panašu, kad šitai komandai Atlantoje taip ir buvo. Kitas esminis pastebėjimas buvo tas, kad mamoms paprasčiausiai sunku sutaupyti. Daliai tai yra problema dėl pinigų trūkumo, o daliai dėl tiesiog negebėjimo atsispirti instinktyviam shoppingui. Kai daiktas žiūri į tave ir sako, sumirksi akytėmis ir sako, imk mane ką, ir paima. Taigi, šitos dvi įžvalgos, kas buvo daroma toliau.